pagalbos labdaros ir paramos fondas Donum leidžia visą seriją knygų pavadinimu Pergalės ženklas. Kai nugali baimė yra 3 šios serijos knyga. Skaitytojų rankose, o gal jau ir perskaityta knygų lentynose nugulė jau senokai išleista sesers Nijolės Sadūnaitės Skubėkime daryti gerą, o praėjusiu metu rudenį štai šioj salėj pristatėme gerbiamo Petro Plumpos autobiografinę knygą Kelionė į gyvenimą. Knyga Kai nugali baimė, siekis užfiksuoti istoriją. Todėl labai ačiū kiekvienam, kuris atėjo šį vakarą, kuris domisi mūsų istorija. Ačiū Jums, kad šiandien sutinkate dalintis mintimis, prisiminimais ir išgyvenimais. Vieną sekmadienio popietę 1983 metais kunigas Sigitas Tamkevičius pasikvietė Nijolę Sadūnaitę, Bernadetą Mališkaitę ir Gerardą Šuliauskaitę ant Kybartų bažnyčios vargonų pasikalbėti vienu svarbiu klausimu, nes klebonijoje tuo metu kalbėti dėl pasiklausimo nebuvo galima. Tais metais saugumas buvo itin įžūlėjęs, suėmė labai daug žmonių ir kunigas Sigitas suprato, kad ir jam jau nedaug liko gyventi laisvėje. To susitikimo metu kunigas davė seserims priesaką, kad kai jį suims, jos toliau leistų kroniką. Aš nežinau, ar sesės suprato, kokį jos priima įsipareigojimą. Žinau tik tai, kad jos jam tą pažadą davė, kad kai jo nebus laisvėje, kronika toliau eis. Kunigas Sigitas buvo teisus, labai greitai jį kunigo Svarinsko teismo metu, čia visai šalia, posėdžių salėje suėmė. Seserys Kybartietės mėnesį laiko po to suėmimo susitiko šalia Kybartų, kad pasidalinti informaciją, ką kuri žino ir ką moka leidžiant kroniką. Tuo metu prie jų prisijungė ir kitos seserys, tai Birutė Briliūtė, Virginija Kavaliauskaitė. Ir štai rezultatas. Čia jau rašo pačios seserys. Turbūt dar niekada nebuvome tokios laimingos, kai per Vatikano radiją išgirdome, kad vakarus pasiekė naujas 58 kronikos numeris. Tai buvo didelis pjūvis ir sovietiniam saugumui, nes jie jau galvojo, kad kronikos lizdas sunaikintas. Pagrindiniai leidėjai suimti ir štai atsirado nauja kronika. Aš galvoju, kad galbūt tai net ir palengvino ir kunigo Tamkevičiaus ir kitų kunigų bausmę, nes jie jau negalėjo būti baudžiami kaip pagrindiniai leidėjai ir redaktoriai. Tų seserų grupėje pačią didžiausią patirtį leidžiant kroniką turėjo sesuo iš Vilniaus Eucharistiečių Gerarda Šuliauskaitė. Jinai kronikoje prisidėjo ir aktyviai dirbo nuo 75 metų vasaros iki 84 pavasario, kol jos sušlubavo sveikata ir diagnozuotas miokardo diagnozė toliau neleido aktyviai dirbti pogrindyje. Nors ir po to, kai jau reikėdavo sukaupti visas jėgas ir kai itin reikėdavo pagalbos, jinai vis tiek prisidėdavo. Istorija, kurią jums papasakojau pradžioje, įvyko daugiau negu prieš 40 metų. Kai kurie iš jūsų dar net ir nebuvo atgimę. Tai dabar tie žmonės vėl čia kartu. Kunigas Sigitas Tamkevičius, sesuo Gerarda Šuliauskaitė, sesuo Bernadeta Mališkaitė. Tai vertinkim šią progą, kad iš tikrųjų galim išgirsti ir pamatyti tuos žmonės, kurie tiesiogiai dalyvavo tuose įvykiuose. Pasidalinsiu vieną kitą nuotrupą iš anų laikų gyvenimo. Eilinio tardymo metu vienas tardytojas saugumietis mane pavadino laimingu avantiūristu.
paklausiau, kodėl avantiūristas sakė, tu pats geriau žinai, ką darėjai. Klausiau, kodėl laimingas? Atsakė, turėjai labai gerus pagalbininkus, kurie tardymo metu net pažaliavę gynėsi, kad tavęs nepažįsta. Taigi, 72 metais, kai kilo sumanymas leisti pogrindžio leidinį ir paskui po ilgesnių svarstymų jis įgavo kronikos vaizdą. Pirmas pagalbininkas buvo Petras Plumpa, kuris faktiškai paruošė pirmąjį kronikos numerį, bet labai greitai šito gero pagalbininko netekau, buvo areštuotas ir nuteistas. Dairiausi, kas galėtų pagelbėti, tai antras talkininkas buvo Kazimieras Ambrasas, lituanistas. Jis atvažiuodavo iš Vilniaus pas brolį kunigą į Leipalingį. Aš su kronikos medžiaga važiuodavau irgi į Leipalingį, palikdavau, jis ištaisydavo ir už kelių dienų pasiimdavau medžiagą ir Simno klebonijos kambarėlį rašomą mašinėlę perrašydavau. Kazimieras Ambrasas buvo labai geras talkininkas, tik buvo labai sudėtinga su juo kontaktuoti. Dairiausi, kas galėtų padėti. Vieną kartą kalbėjausi su eucharistiečių seserų vadovė Julija Kuodytė. Gal ji ką nors pasiūlytų. Na ir jis sakė, yra viena mūsų kongregacijos sesuo, kuri tikrai galėtų padėti. Ir tai paminėjau būtent seserį Gerardą. Atvažiavo į Simną sesuo, nežinodama, kokios talkos reikės. Ir aš šiaip pasakiau, kad labai norėčiau, kad talkintum kronikos leidimui. Sutiko. Na ir nuo tos pirmo susitikimo 8 metus ištikimai talkino, buvo faktinė kronikos redaktorė. Pirmosius numerius rašomą mašinėlę perrašydavau Simno klebonijoje, bet aišku, buvo pavojinga. Dairiausi, kur galėtų atvykusi sesuo Gerarda ruošti kronikos numerį. Na ir nužiūrėjau į dvi pamaldžias moteris, davatkėlės, kurios kiekvieną vakarą ateidavo į Simno bažnyčią. Ir vieną dieną užkalbinau, ar negalėtų priimti mano patikimą žmogų, kuris savaitę ar 2 savaitės dirbtų pavojingą darbą. Ir mano dideliam džiaugsmui šios moterys sutiko, sakė, gerai, tegu atvažiuoja. Taigi, tai atvykusi seserį Gerardai vakare nuėjome į tą tokį žalią namelį ant Simno ežero kranto. Ir
Ir tam namelyje dienos šviesą išvydo ne vienas kronikos numeris. Sutartu metu vakare atvažiuodavo sesuo Gerarda į tą namelį, aš su kronikos medžiaga ateidavau, aptardavom eilinį numerį ir palikdavau savaitį, pusantros ar 2 savaitėms, kad paruoštų 20 egzempliorių. Taigi tai mano pareiga buvo surinkti kronikos medžiagą ir ją pateikti seseriai Gerardai, o jie paskui gražiai viskas sudėliodavo į eilinį kronikos numerį. Kai pradėjau leisti kroniką, iš tikrųjų buvo avantiūra ir mąsčiau, kad jeigu Viešpats laimins ir kokius 3 metus pasiseks kroniką leisti, tai bus gerai, nes buvo patirtis Maskvoje, pogrindžio leidinius KGB pareigūnai sulikviduodavo per 3-4 metus. Taigi, kad kas nors tada būtų pasakęs, kad kronika gyvuos 17 metų ir KGB jos nesulikviduos, tai būtų bus labai gera žinia. Bet iš tikrųjų kiekvienas pasirodęs numeris buvo kaip Dievo dovana. Mane greitai iš Simno perkėlė į Kybartus. Dar keletas numerių išėjo ant tam žaliam namelį, bet visos aplinkybės vertė ieškoti galimybės, kad kronika būtų redaguojama Kybartuose. Taigi tai sesuo Gerarda atvažiuodavo į Kybartus. Klebonijoje buvau pusrūsyje įrengęs labai tokias kuklės sąlygas, kur buvo galima rašyti rašomą mašinėlę. Čia pat kūrendavosi krosnis ir pagal sutartų ženklus, jeigu pavojus, visa kronikos medžiaga turėjo atsidurti krosnyje. Viešpats laimino ir numeris po numerio vis išvysdavo dienos šviesą. Tai sesuo Gerarda buvo ilgiausiai talkinusi kronikos leidimui. Mano pagarba ir tikrai didelis dėkingumas seseriai Gerardai už tuos ilgus metus, kur iš tikrųjų jai daug kainavo sveikatos už tai, kad tas 2 savaitės, kai ruošdavo kronikos numerį ir 2 kartus ją rašomą mašinėlę perrašydavo, iš tikrųjų tai buvo didelės įtampos dienos. Panašus žmonės kaip sesuo Gerarda, jie anuo metu atliko didelį svarbų darbą. Lietuvos laisvės siekis skambėjo po visą pasaulį, per Vatikano radiją, per Amerikos balsą, Laisvės radiją, pasiekdavo Lietuvą. Žmonės
žmonės drąsėjo ir jeigu kronikos pirmiems numeriams buvo labai sunku surinkti medžiagą, tai už kelių metų, kai apie kroniką pradėjo plačiai kalbėti radio balsai, tos medžiagos ateidavo labai daug ir kas porą mėnesių buvo galima išleisti vis sekantį numerį. Tai sesė Gerarda, ačiū tau už tuos ilgus talkos metus, tegu Dievas atlygina. Ačiū. Nebijokit, čia ne viską kalbėsiu. Tai susirinkom į knygos pristatymą, kai nugali baimė. Tai aš keletą valandų daugiau, net gal keletą dienų svarsčiau, apie ką kalbėti. Apie Gerardą, apie pačią knygą, apie baimę. Tikėjausi rasti atsakymą, kaip jinai nugalėjo arba kaip ją galima nugalėti. Ir, žinokit, neapsisprendžiau. Tai dėl to kalbėsiu apie visus pobiškį, apie ištokias 3 dalis. Tai pirmiausia apie Gerardą. Man labai patiko knygos pradžioje leidėjo žodyje citata popiežiaus Pranciškaus. Ir jinai baigėsi taip: tokie žmonės išmintingi ne todėl, kad yra baigę universitetus, jie išmintingi todėl, kad geba eiti pirmyn mylėdami. Ir aš manau, kad šitie žodžiai labai tinka Gerardai. Pažįstu ją nuo 1980 metų. Tikrai galiu drąsiai sakyti, nemačiau liūdnos, beviltiškos, dejuojančios, mačiau susirūpinusią, mačiau sunerimusią, mačiau pergyvenusią, bet tikrai nedejuojančią ir tokios beviltiškai liūdnos. Tikrai garbus amžius, turbūt galiu pasakyti, nes Gerarda neslepia, kad sunkiai mato, negali skaityti tiek, kiek norėtų, negali rašyti taip, kaip norėtų. Bet džiaugiasi, kad gali judėti ir kad Petro Povilo bažnyčia labai šalia. Jei kas nors, ir kai jai paskambinė, ir ką nors pasakai, kas vyksta Lietuvoje gražos arba pasaulyje, arba šiaip kuo gyveni, ji visada dėkoja. Tai jeigu netikit, tai aplankykit, adresas Vilnius Dabužinskio 4. Ir esu tikra, kad jei kongregacija sugalvotų skelbti taikiausios, šilčiausios, labiausiai besišypsančios, motiniškiausios sesers konkursą, tokios atviros širdies, globėjiškos, tai sesuo Gerarda būtų laureatė. Tai su Gerarda prisimenu neįtin daug, nes buvo tokia taisyklė, kad matydama nematyk, nesismalsauk, vieni kitus saugojom ir patys saugojomės, ir jei vienas žmogus atvažiuoja redaguoti, tai kitas neatvažiuoja. Su Nijolė Sadūnaitė man teko kažkaip daugiau susitikti, o su Gerarda iki kardinolo Sigito Tamkevičiaus arešto beveik ne. Tai reiškia bendrant darbe už bendro stalo kartu dirbant. Matydavau, ne tik matydavau, vieną kartą buvau dalyviai, kai iš Marijampolės konspiracijos sumetimais tokioj gatvėje, šalutiniai, krūmokšnių gatvėje, čia nepavadinimas, čia krūmais apagusi gatvėje, atvažiavom. Tik nežinau, ar tuo metu buvo tuometinis mūsų klebonas kunigas Sigitas, ar tai buvo Virginija, bet mes atvažiavom į tą gatvelę, atidarėm bagažinę, išlindo iš tų krūmų Gerarda ir taip mes ją bagažinėje parsivežėm iki Bartos. Tada prie klebonijos buvo tokia stoginė, ir kur gali įvažiuoti mašina, lengvoji mašina įvažiavo, Gerarda, jinai tokia, netokia kaip aš. Ir tada jinai, kaip suvalkiečiai sako, pro fortkę, žinot, įlindo į palėpę, o šitos palėpės jau buvo viduj. Ir tada 2 savaitės arba savaitę turi padaryti, nedarydama tokį tylos įžadą. Mes juokdavomės, kad vienuoliai daro 3 įžadus, o čia dar 3 yra tyla. Nekalbėti. Reiškia, jeigu tau kažko labai reikia, tai tu, gaila, palikau automobilį, norėjau atsinešti. Bet manau, kad jūs matėt, toks juodas, vaikiška tokia lentelė, ant viršaus uždėtas
plasmasiais permatomas toks gabaliukas ir tu jos rašai, ant to juodo atsispindi ir viskas matosi, pakelia ir nieko nesimato. Bet visada čia iš Amerikos atsiųsdavo ir visada, kai kratos metu rasdavau, juos paimdavo. Gerardą labai keitė rūbai ir perukai. Ir Nijolė labai keitė ir Gerardą. Jos turėjo kažkokį, nežinau, čia fotogeniškumas ar čia nefotogeniškumas, bet užsideda ir kas jie atpažindavo, tai klebonijos šuo Reksas. Niekada nelodavo ir visą laiką vis gindavo uodegą. O buvo atvejų, kai net nenorėjau įsileisti ir Gerardą išėjo vėl pasivaikščioti po miestelį, nes savi net pažįsta. Tai va, dabar apie pačią knygą. Tai jau girdėjom, kad šita fondo knyga ne pirma. Kuo jis skiriasi, tai pasikartosiu sakydama, kad jinai skiriasi, kad jinai toks ilgas interviu ir tikrai aš žaviuosi Miglę, ateitininkė, kuri ėmė interviu, Gervytę, Danguolę. Ten dideli darbai padaryti. Ir Gerardą labai kantriai kalbėjausi su jomis vis vakarais. Niekada nesutiksiu, kad Gerarda buvo baili, bet sutiksiu, kad jinai nelaikė savęs drąsia. Nes aš jauna kartą sakiau, čia turbūt, kad mano akimis drąsus, tokie jau išskirtinai drąsus, tik Nijolė ir šitas Petras Plumpa, bet Petras irgi išsigina, sakė, kad ne, jisai šeimą turėjo. Bet gal tiesiog šiaip tik pasakė, bet... O šiaip visi, turi sveikas baimės jausmas, jis padeda mums išbūti. Tai kartais, noriu pasižiūrėti, ką aš supratau, kas Gerardos tą tokią atsargumą arba tokią baimę būti nelaiku sugautai padėdavo. Tai sako, kai spausdindavo Simne, tai baimė spausdinant rašomąją mašinėlę padaryti klaidą, nes tokiu atveju puslapį reikės perrašyti iš naujo, taip sukaupdavo, kad negirdėdavai šuoloja ar ne. Bet labiausiai mane įtikino kitas jos liudijimas. Dirbti norėjau, kai pasiūlė, apsidžiaugiau. Bet tikrą ramybę, pasitikėjimą Dievu teikė tai, kad šį darbą pasirinkau ne pati, o buvau pakviesta ir siuntė kongregacijos generalinė vyresnioji. Ir tai man buvo duoto paklusnumo įžado dalis. Tada ir pasitikėjimas ateidavo, jei Dievas kviečia, jis saugos. O kaip saugos, suims ar nesuims, ne mano reikalas. Mums visiems, čia susirinkusiems ir savo pačiai, norėčiau palinkėti, kad kai skaitysite, tai atkreipkite dėmesį, kokie mes lietuviai vis tik tai galim būti vieningi. Dėl Dievo, dėl tėvynės reikalų, atsidavę, atsakingi, net vieni kitų nepažinodami. Ir gyvendami skirtinguose pasaulio kraštuose. Juk tie visi amerikiečiai, visi išeiviai mūsų, kurie buvo, jie tikrai ilgą laiką nežinojo, kas kronika konkrečiai ten, arba kažkaip, gal jautė, gal žinojo ten, bet neklausė nei tavo, bendras reikalas buvo, neklausė tavo įsitikinimų, tavo pažiūrų, ten dar kažko. Tai, man atrodo, būtų nuostabu, kad mes žinotumėm savo stiprybės, kaip piliečių, kaip tautiečių, kad neprarastume to vieningumo, nesusmulkėtume, nesipeštume dėl antraeilių dalykų, nes kas, bet vienybė, susiklausimas ir pasitikėjimas, manau, kad yra šiandien mūsų išlikimo sąlyga. Tiek. Aš šitą knygą perskaičiau labai įdėmiai, su įdomumu. Čia nematau iš kitų knygų. Išėjo 3 knygos Nijolės sesers, mano ir dabar Gerardos. Ir jos yra mažėjančia ir plonėjančia linkme. Šie storiausia yra Sadūnaitės, plonesnė mano, dar plonesnė šita. Bet perskaitęs aš
man stipriausią įspūdį padarė būtent šitą knygą. Ir aš pasakyčiau, kurie skaitysite, reikėtų ją skaityti labai atidžiai. Čia ypatingai tie, kurie dvasiniu domisi gyvenimu, ypatingai kokią reikšmę turi hierarchija, dvasinė vadovybė, ypatingai vienuoliniam gyvenime ir kokią tai turi reikšmę. Jeigu nebūtų tam tikros tvarkos, sąžiningos, tai vienuolijos negalėtų išlikti ir negalėtų atlikti tų darbų. Man pasirodė, kad ir kronikos leidyboje seserys, kurios dalyvavo, sėkmingai dalyvavo tik dėl to, kad labai kruopščiai vykdė regulą, nuostatus, reikalavimus. Dabar apie pavadinimą knygos. Kai nugali baimę. Baimė iš tiesų yra svarbus dalykas žmogaus gyvenime kiekvienam žmogui. Nebūtų baimės, žmogus neišliktų gyvas. Tai yra baimė, yra žmogaus tartum sargas. Bet dabar, leidžiant pavyzdžiui, spaudą užsiimant nelegalią veiklą arba kokį nors kovą, baimė tampa kartais kliūtimi, kurią reikia nugalėti. Ir kai nugali baimę, kasgi tada išryškėja, tada žmogus atsiduria pavojui nukentėti. Tai dabar išeitų pagal knygos pavadinimą, kad sesuo Gerarda, nugalėjusi baimę, atsidūrė pavojui, bet jie pradėjo bendradarbiauti ir dirbti aktyviai, redaguoti leidinį Kroniką nuo 75 metų iki 84 metų, praktiškai 9 metus ir nei karto neįkliuvo. Tuo tarpu aš prieš tai nuo pirmo numerio pradėjęs dirbti po metų, aš jau gavau 8 metus poilsio. O štai ką reiškia nugalėti. Kaip tą baimę reikia nugalėti? Jeigu tu eini į kovą, pavyzdžiui, kiekvienas karys turi nugalėjęs baimę eiti. Vienas žūsta pirmą mūšį, kitas praeina visus mūšius ir būna nesužeistas net. Tai yra, kai žmogus atsisako savo valios, savo puikybės, pasitikėjimo grinai savimi, o paveda savo gyvenimą ir veiklą angelų globai arba savo globėjų šventųjų globai. Tuomet jau nebe jis gyvenimą tvarko būtent dangus, kurio garbei mes gyvenam ir kuriame ir su kuriuo tikimės būti. Norėčiau dar pasakyti trumpai tik tai iš viso apie leidybą ir bendradarbiavimą pagal lytis. Kroniką pradėjo leisti vyriškos giminės katalikai. Ir kuo toliau, tuo vyrų mažėjo, o moterų daugėjo. Ir paskutinius numerius nuo 84 metų redagavo praktiškai tik tai moterys ir jos išleido. Tai yra, pradėti yra geras dalykas, bet užbaigti yra svarbiausia.
Tai čia yra tam tikras ir dėsnis. Aš esu pastebėjęs ir kitose srityse, kad jeigu įsijungia sąžiningai, moterys atlieka kantriau darbą, ištvermingiau dažnai. Ir todėl civilizacijos kūrime, gyvenimo naujo kūrime krikščioniškais pagrindais, įvertint iki šiol bendrai visuomenės gyvenime, socialiniam gyvenime, visuomeniniam moterų veikla buvo per silpnai išnaudojama ir katalikų bažnyčia dabar ypatingai atkreipia į tai dėmesį. Jeigu atkreipsime, pasižiūrėsime į popiežiaus ir Vatikano sprendimus, paskirstimus pareigybių, pamatysime, kad moteriams suteikiamas daug daugiau teisių ir galimybių. Ir tai yra labai prasminga ir išmintinga. Gal daugiau aš nelabai ką galiu pasakyti, nes matyt pasakiau tiesą. Ačiū. Labai norisi dėkoti visiems. Dėkoti visiems, kurie susirinko, dėkoti visiems, dėl kurių susirinko. Ir čionai auga dabar nauja karta. Ir kurie irgi daug rizikuoja dabar tikėti jaunimui ir eiti į bažnyčią, netaip jau paprasta. Ir vieną kartą, kada Petro Povilo bažnyčioje jaunimas davė koncertą ir man liepė kalbėti. Aš visi pakalbėjau ir sakau, ar jums lengva dabar eiti į bažnyčią? Oi, ne. Sakau, jūs dabar didvyriai, jūs nebūsimieji, bet jūs jau dabar didvyriai. Ir sakau, auga didvyrių karta. Ir aš labiausiai noriu dėkoti tik tai Dievui. Ir jeigu tokia bailę ir tokia biskutėlį, ne visiškai, kaip čia pasakyti, pasiuntė dirbti į tokį pavojingą darbą, tai čia tik tai Dievo apvaizdos stebuklas. Kaip aš atvažiavau į Simną ir pasakė man, kad čia reikės dirbti, aš pasakiau, kad aš bailė. Jis sako, tai labai gerai, bus atsargesnė. Ir tą bailumą, kai atiduodi Dievui, tada viskas eina gerai. Viešpačiui tikrai ten bėdos buvo su manim. Bet pasitikėdama tuo, kad tai yra Dievo valia, su palaimimu vyresniosios, su palaimimu arkivyskupo Julijono Steponavičiaus, nes iš karto vyresnioji nusivežė pas arkivyskupą Steponavičių ir pasakė, kad prašoma, kad aš dirbčiau. Jisai leido ir palaimino. Ir man atrodo, kad tas palaimimas labai, labai lydėjo mane. Ir ačiū visiems, kurie prisidėjo, kurie sudarė sąlygas dirbti, ypatingai tos moteriškės Simne. Išbūti 2 savaitės ir saugoti tą namelį, kad kas nors neužeitų, neišgirstų, nes ne per toliausiai gyveno milicininkas, kuris dirbo Alytuje. Tai buvo tokia baimė rimta. Ir jos atrodo, kad jos nieko nedarė, bet jos darė labai, labai daug. Jos aukojosi irgi taip pat iki didžiausios rizikos. Ir aš dėkoju visiems ir pavyzdžiui, visiems bendradarbiams ir dar negalima užmiršti amžinatilsį vyskupo Jono Borutos, kuris neturėdamas pastovios parapijos, važiuodamas iš parapijos į parapiją, rinko medžiagą kronikai. Ir taip, būdamas tokioj padėty neaiškiai, kad kada jį gali bet kur, bet kas sulaikyti, jis veždavo
tą medžiagą į centrą perduoti. Ir dar dėkoti reikia visiems žmonėms, kurie rizikavo, pavyzdžiui, mokiniai ar bet kuris kitas paminėtas kronikoje. Visada jau turėdavau laukti, kad jie kvies saugumas, kad tardys. Ir žmonės, ne vienas turbūt neparašė į laikraštį ar kur nors nepareiškė, kad tas faktas yra neteisingas. Konkrečiai, va šitas faktas yra neteisingas. Nes kronikoje buvo duodami pavardės, vietos, laikas, kitaip to žinutės į kroniką nedėdavo. Taip, kad reikia dėkoti visiems, o labiausiai Dievui. Ir ačiū Jums susirinkusiems ir visiems kitiems.